Šiandien treniruotę darysime su svareliais. Jeigu tokių neturite, galima pasimti vandens buteliukus ir daryti su jais. Svarbu, kad būtų vienodo dydžio 2 buteliukai. Tai pagrindinė treniruotė bus skirta viršutiniai kūno daliai. Bandysim atverti krūtinės ląstą ir sustiprinti vidurinę nugarą. Tai pratimai skirti būtent daug sėdintiems arba dirbantiems pasilenkus. Tai įsitaisysim ant nugaros, svareliai prie šonų kol kas. Pirmiausia, pradėsim nuo laikysenos. Tai kai atsigulėm ant žemės, kojos yra klubų ploti, kryžkulis remiasi į grindis sunkus. Krūtinės ląsta sunki, galva, pakaušis padėtas, kaklas ilgas, neužverstas makras, kad jaučiu, kad išilginu kaklo rautą. Ką dabar pirmiausia padarysim, tai pakvepuosim. Pirmiausia, uždedu rankas ant savo šonkulių ir pažiūriu, kaip jie laikosi. Gal jie truputį iššokia į viršų. Jeigu taip yra, tai pabandysim pakvepuoti ir nuleisti juos žemyn. Įkvėpsim, labai giliai išsiplės krūtinės ląsta ir kai iškvėpsim, netgi šiek tiek su rankų pagalba, bandysim šonkaulius nuleisti žemyn. Jeigu pavyko iš pirmo karto, labai gerai. Tai dabar sekančių įkvėpimų nepaleidžiam tų šonkaulių. Įkvėpiam ir iškvėpimu minkštinam krūtinės ląstą. Šonkauliai lieka susidėję. Vėl įkvėpiam, galbūt jums atrodys, kad negaliu pilnai įkvėpti, kai šonkauliai nuleisti. Ir taip gali būti, nes jūsų įprastoji laikysena yra šita. Ir jums gali atrodyti, kad trūksta vietos įkvėpti. Bet įkvėpkit, kiek išeina nepakėlus šonkaulių. Ir dabar pakvepuojam. Kai lieka šonkauliai žemai, kas įvyksta? Įvyksta mūsų aktyvacija centro mūsų viso liemens ir pilvo raumenų. Kai šonkauliai pakilę, mes negalim pakankamai aktyvuoti giliųjų ir apskritai pilvo raumenų. Tai įkvepiam, iškvepiam, lieka šonkauliai susidėję, kvepuojam lengvai dabar, kad nepabėgtų mūsų šonkauliai ir pasiemam svarelius. Pasisuka delnas į delną, alkūnės truputėlį plačiau. Įkvėpsim, pasiruošim, bet šonkauliai nepakilo. Iškvėpsim, atidarinėsim rankas į šonus. Galbūt atsiras švelnus tempimas. Krūtinės ląstų rankose. Čia įkvėpsim, palaikysim tą jausmą. Iškvėpimu grąžinsim rankas į atgal. Įkvėpiam, iškvėpimu atidarom. Įkvėpiam, iškvėpimu grįžtam į atgal. Įkvėpiam. Iškvėpimu atidarom. Įkvėpiam, iškvėpimu uždarom rankas. Darom dar kelis pakartojimus. Įkvepiam, iškvepimu, leidžiam rankas, visa krūtinės ląsta tvirta, šonkauliai nuleisti, čia pabūnam, tempia kažkiek gal rankas krūtinę, grįžtam iškvepimu į atgal. Dar vieną kartą tikrai padarom, pabūnam, rankos čia ant žemės niekada nepasidėjo, visada laikau ore rankas. Ir sustojadavo rankos viršui. Gerai. Dabar delnai pasisuks į kelius ir rankos yra pečių plotyje. Įkvepiam, pasiruošiam, iškvepimu, lenkiam rankas per alkūnes, nuleidžiam žemyn. Tada posūkis, rankos pasisuka, tiesiam rankas palei grindis ir tiesios rankos grįžta aukštyn. Pratimas vadinasi langai, skirtas būtent pečių mobilumui, kontroliai lavinti. Leidžiam žemyn, posūkis, žastas, pasuka ranką. Tada tiesiamės, laikom tvirtai, nepadedam ant žemės. Raumenys tokie gan aktyviai įtempti, nes va čia pasukus ir tiesiant, jeigu svareliai sunkesni, reikia daug kontrolės. Jeigu jaučiu, kad su svareliais dar per sunku, tai darau tiesiog padedu šitam pratimui svarelius ir darau paprastai. Dar vienas ir pakeisim langų kryptį. Tiesiam,
Grįžtam. Dabar keisim langų kryptį. Leidžiam rankas link ausų, lenkiam per alkūnes, posūkis. Ištiesiam, delnai žiūri į priekį. Leidžiam lėtai, tvirtai rankos, lenkiam, posūkis, ištiesiam į lubas. Leidžiam žemyn, lenkiam per alkūnes, pasukam, ištiesiam aukštyn. Paskutinis. Gerai, sustojam. Gerai, delnai žiūri į priekį. Dabar darysim viena ranka leidžiasi žemyn, kita link ausies. Ir keičiam vietomis. Vėl viena ranka žemyn, kita link dubens, kita link ausies. Nei vienoj pusėje nepadedam ant žemės. Laikom tvirti raumenis ir vis keičiam. Vėl stuburas stabiliai. Tik iš pečių sąnario juda rankos, keičiasi vietomis. Aukštyn žemyn. Gerai. Dar po 2 kartus kiekvienai pusiai. Paskutiniai užbaigiam. Simetriškai padarykit, kad jie vienodai būtų skaičiaus į abi pusės. Rankos vėl pakyla į pečių aukštį ir dabar darysim, lenksim rankas už galvos, alkūnės maždaug lieka toj pačioj vietoj ir grąžinsim jį atgal. Tai lenkiam per alkūnės, lyg ant peties norėtų nusileisti svarelis ir grįžtam jį atgal. Lenkiam rankas žemyn, lenkiam kuo lėčiau, atgal grįžt galim greičiau. 1, 2, 3, 4, sustojam, 1, 2, 1, 2, 3, 4, iškvėpimu lenkiu, įkvepiu, grįžtu. Porą paskutinių. Puojam per burną, iškvepiam, per nosį įkvepiam. Gerai, dabar padarysim truputį vyniojimaus aukštyn, bet su rankos atsilenkimu, bet rankos darys judesį. Tai kilsiu aukštyn, o rankos lyg žingsniuos man kylant. Pakilau į atsilenkimą, rankos nenustoja žingsniuoti, žingsniuoja, o grįžau atsiguriu. Ir vėl žingsniuoja rankos į priekį, nesustoja, grįžtu atgal, rankos visada juda. Iškvepiu, keliu galvą, kaklą, krūtinę, pakylu aukštyn, įkvepiu, grįžtu. Pakylam iki tokio aukščio, kad mentis atkiltų nuo žemės. Iškvepiu, įkvepiu, grįžtu. Paskutinis. Sustojam, nuleidžiam rankas, padedam ant žemės. Verčiamės per šoną, įsitaisom ant 4, svareliai šalia. Ir dabar darysim būtent vidurį nugaros pratimai. Tai pasiėmėm vieną ranką svarelį ir darom, lenkiam tą ranką už savęs kuo siauriau,
kuo alkūnę ne į šoną, o palei nugarą. Suvedu mentį ir nuleidžiu jį atgal. Darau 10 tokių, lyg traukčiau į save. Bandau pritraukti alkūnę siaurai, atleidžiu. Darom 10 kartų. Iškvepiu, įkvepiu. Paskutinis. Ir dabar sustoja šitą ranką, darysim atsidarimus. Atsidarom į lubas, galva, kaklas, krūtinė, pasisuka, seku žvilgsnių ranką ir dabar šitą ranką kaip siūlas pro adatą skylutę, lys pro adatą lenda, siekia tolyn. Ausis lieka, leidžiuosi žemyn, atraminė ranka lenkiasi, bet ausis maždaug centre kilimėlio, aš nenuvažiuoju į šoną. Atsidarau ir dabar lys pro adatą. Rotacija stuburo į išorę ir rotacija vyksta į siekti. Darom dar kelis kartus, 8 iš viso pakartojimai. Įkvepiam, iškvepiam. Tolygus ilgas įkvėpimas, iškvėpim. 2 paskutiniai. Padedam svarelį, imam į kitą ranką. Vėl darom. Traukiu, aukštyn, nuleidžiu. Traukiu aukštyn, nuleidžiu. Du paskutiniai. Kuo siauriau mentį suvest, nuleidžiu ir dabar atsidarimai. Įkvepiu, žvilgsnis seka ranką, jį atsidaro, iškvepiu, lys pro adatą. Įkvepiu, atidarau, galva, kaklas, krūtinė, iškvepiu, lys pro adatą. Vėl centre kilimėlio, ypač va šitoj vadaly, ausis per centrą kilimėlio. Nenuvažiuojam, kadangi čia su ranka kaip ir siekiam, bet paskui tą ranką nenuvažiuojam. Ir vėl. 2 paskutiniai. Užbaigiam šitą pratimą. Gerai. Įsitaisom ant 4. Dabar padarysim, pasibuosim pirmyn atgal. Toks paprastesnis, tai yra rankos lieka lyg prilipę prie grindų, delnais įsikimbu ir sėdu ant kulnų ir į kitą pusę. Tai pajudinsim riešus, pečių juostą ir žemyn. Sėdu ant kulnų, rankos įsikimba, taip tempimas gali būti švelnus ir dubenį žemyn, pusiau kobra. Galvos nekeliu, čia labiau iš dubens. Ištiesiu dubenį, nuleidžiu žemyn, grįžtu į atgal. Gerai, dar kelias pakartojimus. Toks pasiubavimas. Gerai. Dabar užlenkiu kojų pirštus, atsisėdu ant jų ir darysim atsikėlimus, kai rankos irgi atsidarinės. Tai yra, pradinė padėtis bus čia, svareliai prie krūtinės ir dabar kelsiuosi nuo kojų ir atidarinėsiu rankas. Grįšiu į atgal, rankos užsidaro. Keliuosi, uždarau, atidarau, mentis suvedu, uždarau, prisėdu, atidarau, suvest mentis, grąžinu. Iškvepiu, įkvepiu. Įkvepiu, įkvepiu. Atidarau rankas kuo plačiau, čia susiveda mentis, grįžtu pailsiu. Porą paskutinių. Paskutinis, labai gerai. Pasėdam svarelius, pasisukam į šoną, įsitaisom į šoninę padėtį.
Viena koja bus ištiesta į šoną, pirštai į save pasukti, reikės vieno svarelio. Tai pirmiausia, kaip įsitaisyti. Stovimo padėtis, ranka yra klubo linijai, pasvyru, truputį toliau nei petis pasidedu, svarelis rankoje ir dabar darysim iš savęs tokią arką. Išilgėsim, išsitemsim, grįž ranka galva. Šoninis lenkimas, grįžta ranka galva. Jeigu kartais labai klubom nemalonu, tai galima ant pirštų galų laikyti ranką, nesiremti visų delnų. Gerai, keisim koją. Kita koja į šoną, pasvyram ir kitą šoną pratempam. Gerai. Įsitaisom ant 4 ir darysim atsispaudimus. Tai dabar, kai esam ant 4, keliai truputį paeina tolyn. Darysim nuo kelio atsispaudimus. Paeina tolyn, įsitaisom į padėtį, kai keliai yra toliau. Ir atsispaudimai bus taip. Alkūnės ne palei pat šonus, o truputį plačiau 45 laipsnių kampų nuo kūno. Pilnai atsigulam. Tada ištiesiam čia rankas, aukštai į šonus, grįžtam labai siaurai alkūnės, mentis suvestos, padedam prie krūtinės, įkvepiam, pasiruošiam, iškvepimu atsistumiam aukštyn. Kai atsistumiam aukštyn, neturėtų būti, kad pilvas lieka, o mes krūtinę keliam. Turėtų pilvas ir šonkauliai būti surinkti ir visas kūnas atsikelt vienu metu. Ir vėl darom atsispaudimą. Padedam krūtinę, rankos į šoną, labai siaurai, padedam tada jau delnus ant grindų, įtempiam pilvą, delnai atsistuma nuo grindų, galvoju stipriai delnai spaudžiasi. Kartoju. Pakeliam, grįžtam, atsistuma. Žemyn leidžiamės kuo lėčiau. Aukštyn. Greitai, vienu kartu. Ir vėl žemyn, rankų judesys ir atsistumam vienu kartu. Paskutinį. Gerai. Ir padarysim pabaigai tempimą tokį vieną. Tai panašiai buvo kaip lyst pro adatą. Įsitaisom šitą ranką virš galvos ir pabūsim šitoj padėtį. Pasisukus, pakvepuosim. Reikia bandyti atgręžti krūtinę į lubas. Kuo labiau suktis aplink savo ašį. Pakvepuojam. Ramiai įkvepiam. Ramiai iškvepiam. Sulaikom kvėpavimą, jei norisi įkvėpimų, nes tada tempiasi labiau. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Ranka prie veido, atsikeliam ir į kitą pusę. Ranka pralenda, kita ranka virš galvos, pasisukam ir pakvėpuojam. Grįžtam, dar galim prisėsti ant kulnų ir čia kiek norim, ramiai pabūnam čia atpūs, pakvėpuojam į nugarą. Niekur neskubam, užbaigiam treniruotę pabuvimu šitoje padėtyje. Rankos gali būti ir prie dubens. Skirkit laiko, kiek jums atrodo norisi jo pabūti šitoje padėtyje, atsipalaiduoti.